Sveiki, gerbėmieji. Sveiki. Antikorozinės dangos. Antikorozinės dangos daugiausia naudojamos automobiliuose, nes Lietuva yra automobilių kraštas. Ir Lietuvoje automobiliai rūdyja totaliai, ypač po žiemos. Taigi, ką mes turim? Turim gerą programą būtent apsaugą nuo korozijos ir Tomai gal trumpai įvesk, ką mes čia turim. Turim dvi skirtingas dugno dangas, ir ne tik dugną, bet ir arkų dugnas. Tai turim vieną klasikinį dugno dangą su bitumu, štai šitą, ir turim be bitumo, tai yra kaučiukinė. Skirtumai yra paprasti, kaučiukinė yra gerokai elastingesnė. Štai ši, ją galima uždažyti ir jinai yra atsparesnė smūgiams. Bituminė danga, jos neuždažysi ir jinai yra kietesnė. Tai kaip sakyti, kur mes ją tada naudosim, Arūnai? Bituminė danga yra gerai ant gryno metalo, ant grunto, reiškia visur, kur nebuvo ankstesnių apsauginių dangų. Šiuolaikiniai automobiliai yra dengiami kaip taisyklė kaučiuko arba vaško pagrindu pagamintomis dangomis. Bituminės jau yra nebenaudojamos. Todėl bitumo dangos reiškia naudojamos ten, kur reikia didelį kiekį, ekonomiškai, nedideliais pinigais atlikti ir apsaugot ne 30 metų, bet, sakykime, geriems 5 metams, nes bitumas po truputį džiūsta ir už tai jo atsparumas korozijai po truputį mažėja, nes atsiranda mikro įtrūkimai ir drėgmė lenda po juo. Aš girdėjau, kad bitumo pagrindo dangos yra labai gerai po automobilio arkom, kas yra nurodyta. Ir aš galvoju, viena iš tų priežasčių yra ta, kad kadangi jis yra neuždažomas, vadinasi yra nekibus, tai reiškia, kad labai lengvai nusiplauna ir visi nešvarumai puikiai atšoka nuo jo. Tiksliai, Tomai, tu pasakai turbūt pačias svarbiausias savybės. Dar vienas labai šaunus dalykas. Bituminės dangos labai gražiai dengiasi. Jeigu jūs dar panaudosite tokio tipo pistoletus ir litrinės tokias dangas su specifiniu sriegiu ant viršaus, tai purškiant dengiasi idealiai. Atrodo, kad darbus atlieka aukščiausio lygio profesionalas. Tuo bituminės dangos turi savo privalumą. Tarp kitko prisiminiau, ašgi pernai metais netradicinį panaudojimą esu daręs, purškiau pamatą, pritrūkau truputėlį specialios dangos mastikos, tai juos už tą pistoletų ir tik nepamenu, kurią naudoju, kaučiukinę ar bituminę, greičiausiai bituminę. Tai impregnavau. Visiškai teisingai. Bituminės dangos naudojamos statybose po šiai dienai ir tai yra vienas efektyviausių ir pigiausių ne tik antikorozijos, bet ir drėgmę sulaikančių dangų. Tarp kitko įdomus pastebėjimas, net ir kaučiuko pagrindo dangą vienas iš mūsų klientų naudoja gamybiniam cechui išpurkšti sienoms, kur yra daug drėgmės, kur gali būti ir rūgštaus pagrindo, kur, kaip sakyti, sienos gana greitai atlimpa šoką ir plytelės netgi nelaiko, tai teisingai. Puikus sprendimas irgi pasiteisinęs. Kaučiuko pagrindų dangos turi dar vieną gerą savybę, jas galima uždažyti. Reiškia, gali purkšti storų sluoksnių, jos greitai išdžiūna ir tuo pačiu ant viršaus dar gali uždengti dekoratyvinės dangas. Puikiai. Tai belieka tik tai sėkmingai realizuoti pagal kiekvieną poreikį. Ačiū.